Sveiki visi, aš esu Vytautas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas. Tema, kas yra svarbu kurčiam, kad jisai jaustųsi savarankiškas. Reikia pritaikytos komunikacinės informacinės aplinkos. Kad jie galėtų aukštosiose mokyklose studijuoti, užsimti savo pomėgiais, dirbti, jiems reikia pritaikyti komunikacijos formą. Tai yra svarbiausia vertėjai. Jeigu vertėjų skaičius būtų didelis, tai ir kokybė jų vertimo būtų gera. Kurtieji galėtų patys rinktis vertėją, žinoma ir priklausomai nuo valandos, kad gautų tinkamai vertimo paslaugas. Jeigu kurčiasis įsidarbinęs į darbovietę, gautų vertimo paslaugas. Taip pat svarbi ir vertėjo kvalifikacija, kad jis galėtų versti tiek iš gestų kalbos, tiek į gestų kalbą. Jeigu kurčiasis nori studijuoti, mokytis, taip pat reikėtų, kad būtų pritaikyta ir medžiaga. Kad būtų ne rašytinė forma, bet būtų ir gestų kalba. Ir tada kurtieji galėtų savarankiškai mokytis. Jeigu norima informacija gestų kalba būtų pritaikyta kurtiesiam, jie galės toliau siekti savų tikslų. Jeigu visa tai yra, ir televizija, ir titrai, tai tada ir kurtieji galėtų tinkamai realizuoti save gyvenimą. Kad tiek vertėjų galimybė būtų pasirinkti, tiek televizijoje, ir kurčias galėtų pasiekti savo gyvenimo tikslų.